Nu tai labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą, o kas prisijungia naujai, tai norėčiau prisistatyti, gal kas manęs dar nesekat. Tai esu Laura, jau 14 metų gyvenu Turkijoje, Istambule. Gyvenu mišrioje šeimoje, tiksliau esu sukūrus tokią mišrę šeimą, mano vyras turkas, turim 2 vaikus, 2 katinus ir 2 šunis, kurie dabar šalia manęs yra. Meksi. Ir jeigu įdomu, pasilikit mano kanale. Pasiekit, paspauskit patinka, nes kiekvieną savaitę keliu video ir mano šunis dabar pykstasi. Nes Jogis labai manęs pavydi. Jogis įsivaizduoja, kad jis yra alpha male. Taip, Jogi, tu esi tas pagrindinis vyrukas mūsų šeimoje. Tai šiandien norėjau tokį padaryti video, truputį apie advento kalendorių, nes aš tenais daug dalykų, nedaug, bet jau taip dalį dalykų esu nusipirkus, ką vaikam kelsiu advento kalendorių. Ir dar ten truputį kalėdinių dalykų ir reikėtų jau matom Halloweeną nusipuošti, nes jau kitoj puto erdvėje jau yra kalėdos. Tai dar man atėjo atsiuntinys iš Flying Tiger su tai dalykais, kuriuos dėsiu vaikams į kalendorių. Ir dar ten yra keletas tokių dekoracijų, tokių nedaug, nes mes realiai viską turim iš dekoracijų, tai aš nelabai mėgstu pirkalioti kiekvienais metais naujų dalykų. Jau vienam video pasakojau, kad aš labiau mėgstu vaikam tokią turiu kaip tradiciją kiekvienais metais nupirkti tokį nors kokį gražesnį eglutės papuošalą, tą žaisliuką, iš kokio Zara Home ar iš H&M Home, tokį jau brangesnį, tokį geresnį, gražesnį, tokį ypatingesnį. Ir aš po to jos atiduosiu, kai mano vaikai užaugs, kad jos turėtų tokį, kaip pasakyti, tokį kaip vaikystės prisiminimą iš šeimos namų, iš tėvų namų į savo namus, ant savo eglių puoštis. Dabar parodys truputį, kiek aš čia jau esu pasipuošus kalėdom. Realiai mes gan anksti pasipuošėm eglę ir atėjo mano kava, nes labai aš norėjau kavos. Evet, teşekkür ederim. Jo, nėra namie kavos, tai čia Laura užsisako į savaitę kartą savo skaniausios kavos. Tai va noriu parodyti, mes vieną savaitę pasipuošėm eglę, nes mano jau didžioji labai prašė, nes jau draugė jau pasipuošė. Nu tai tiesiog vieną vakarą viską susitvarkiau, suku davai prie to pačią viską ir pasipuoškim, kad neberkėtų man po to vėl vargti, nes realiai eglę pasipuošti yra reikalų. Va mūsų kalėdinė eglė. Jin tokia didelė, aukšta, bet man jai trūksta lempučių. Nes aš anais metais pirkau jai 2 pakelius lempų. Ne, 3 pirko pakelius lempų ir vienas iš jų nutrūko ir aš apie tai pamiršau šiais metais. Tai man šiais metais truputį per tamsi. Dabar nesimato. Lemputės jungtos, bet dabar nesimato, kadangi labai šviesu namie. Nebent vakarą dar pafilmuočiau. Bet kadangi mes realiai labai anksti pasipuošėm, aną savaitę, tai dar čia lapkričio kokią 20 gal pasipuošėm. Tai kadangi dar to šventės toli, tai aš galvoju, dar mes iki tų švenčių gal dar kažką dasidėtume čia, nors aš nelabai mėgstam tokių girliandų, kaip būna, nors mano vaikai labai nori tų girliandų ir mes jas turim, bet aš nerodžiu, biškį paslėpus buvau, kad nenorėtų tokių visokių, nepatinka man, kai būna apkrauta. Ir dar turim tokį kampelį, tai čia toks mini kalėdiškas, čia yra iš Ikėjos šokoladų. Ir va ta puzlė, kažkuriam video aš buvau rodžius, kad darau puzlę, tai aš šitą puzlę įsidėjau. Tik aš jos neklijavau, tiesiog įdėjau, tada aš matau, man tai pakritus žemyn, bet nieko tokio man vis tiek nelabai patinka. Ir dar virtuvė ant stalo, va tokius susidėjau. Čia visi šitie seneliai, tie nameliai, čia yra iš Ikėjos, kažkada prieš porą metų vyras pirko gal anais metais ir realiai jin būdavo, visą laiką mes dėdavom tenais ant lentynos. Bet dabar vyras tai padekoravo ir sako, visai mielai atrodo. Tik aš dar nusipirkau čia tokias žvakės, jos 4 yra pakuotė, tai aš jau vieną buvau užsidegus. Ir va šita žvakė man žiauriai graži. Čia iš tokios turkiškos labai gražių indų parduotuvės Pašabakščia. Tai va ta žvakė man pati gražiausia. Ir dar nusipirkau šitas parduotuvės tokius 2 stalui padėkliukus. Tai dabar galvoju, aš gal net ne tą pusę esu užsidėjus, nesvarbu. Tai va, taip mes čia truputį pasipuošėm. Mano siuntinė, kurį pirkau iš Flying Tiger, realiai aš viską iš Flying Tiger nusipirkau vaikams į advento kalendorių dėti. Dar advento kalendorių parodysiu. Tai mūsų advento kalendorius būna toks. Aš jį va čia ant sienos pasikabinu. Aš jums parodysiu. Aš jį va čia pasikabinu, čia vyras buvo pritaisęs tuos pakabukus. Ir jis būna toks fainas namukas. Bet kadangi aš jau 2 metus iš eilės perku tokius
vokelius 24 dienų, į kuriuos dedu žaisliukus vaikams arba užduotėlės, tai jau čia man nebetelpa, nes šitie tarpeliai, pavyzdžiui, čia va vieno tarpelis ir čia 5, jie labai arti. Tai aš kitą naudodavau, nežinau, gal kokie 4 arba 5 metai, kaip aš darau kalendorių, tai aš dėdavau, pati karpydavau lapukus ir juos užkabindavau, dėl to čia siūlų dar labai daug yra likę. Ir tiesiog ten, tarkim, užrašydavau pavadinimą, ten, tarkim, Kinder surprizas ar kažką, nes ne viskas tilpdavo. Tai dabar realiai aš jį nieko nebededu, jis tiesiog būna pakabintas, kaip ale, kad jau prasidėjo Halloweeno, ale, kad prasidėjo jau advento etapas, tai jau čia pirmadienį jis bus pakabintas, dabar aš dar jį paslėpsiu, kad vaikai nebūtų per daug tokios excited, kad čia jau viskas prasidės. Ir aš tiesiog dedu tas dovanėlės po eglutę arba Jomilovą padedu šalia jų ryte. Ir taip jos atidaro. Tai dabar žiūrime tą mano siuntinį. Štai ir mūsų siuntinys. Atrodė dėžė didelė, bet nėra, kad čia labai visko daug būtų. Viską pirkau iš Flying Tiger. Tiksliau, kai kuriuos dalykus aš pirkau fiziniai parduotuviai ir po to pažiūrėjau, kad ne viskas buvo parduotuviai ir dar buvo online, tai aš online dasipirkau, ko man trūko. Ir neturiu visų dovanėlių visom 24 dienom. Nes realiai nenorėjau aš tiek pinigų ištaškyti, nes tie dalykai brangus ir aš dar nežinau tiksliai ką dėsiu, kurią dieną, nes vis tiek aš ne vien dovanėlės dedu ir užduotėlės, tarkim, vis tiek reikės pasigalvoti, kurią dieną, tarkim, žiūrėsime kokį kalėdinį filmą, kaip aš vienas namuose, arba kokią dieną kepsim sausainius, ar dar kažką, arba eisim čia prie mūsų namų, yra čiuožykla padaryta, kur su pačiūžom čiaužoma, tai irgi susiorganizuosim kokią dieną, tarkim, eisim kokį vakarą tenais, ar dar kažkokio kalėdiškesnio. Nenoriu, kad tik vaikai gautų visą laiką dovanas, aišku, ten bus ir tokių paprastesnių dalykų, kaip, tarkim, gumutės, kuriuo aš dar irgi nenupirkau, ar ten, tarkim, koks ten čiulpinukas, nes čia realiai viskas yra dovanėlės. Tai va, pirmiausia yra aksesuaras namam, tokia dekoracija. Girliandą tai reikės kažkur pasikabinti, nes aš čia dar vieną turiu girliandą čia, kurią kabinsiu, tai dar aš ją apgalvosiu, to aš ją surasiu, kur čia yra. Tai va yra tokia su Merry Christmas girlianda, tai čia kabinsiu vietoj Halloweeniško. O tą arba aplink ją kabinsiu, arba gal kur nors ant lempos dar tiksliai nesugalvojau iš tikrųjų. Ir aš 2 metus iš eilės perku, pirmiausia pirku Lietuvoje va tokius vokelius, į kuriuos dedu dovanėlės. Ir čia šiais metais žiūriu lipdukai, kai kurių man atrodo kitokie, ne, gal tokie pat kaip anais metais. Ir jie žiauriai faini yra, nes yra ir vokeliai, yra ir siūlas, man atrodo, jo yra siūlas. Ir yra lipdukai, su kuriais užklijuoji pagal dienas, tai man nupirkau 2 kiekvienai mergaitai. Labai patogas. Čia realiai yra idėja, kad juos pakabinti kažkur ant sienos, tai aš taip nedarau, aš tiesiog, kadangi labai skiriasi dovanos dydis, vienas būna didesnis, kitas mažesnis, tai aš tiesiog ir nenoriu apsikrauti viską, turėti visam mėnesiui, nes būna, kad tikrai nuo vaikų priklauso, ko jos nori, arba aš, tarkim, kažkur išvažiavus į miestą, kažką randu ir daperku, kas atrodo, kad man labai faina jom būtų padovanoti, tai nenoriu aš visko būti sudėjus. Tai vat nupirkau tokias 2 labai man mielas piniginytės. Aš ją žiūrėjau interneto puslapį. Ir man labai pasirodė didelės jos, nes aš nepažiūrėjau išmatavimo, iš foto buvo labai didelės, kaip realiai penalas, sakau, nepirksiu, nes labai didžiulės, ten turėsiu jos ką ten labai dėti. Ir kai nuvažiavau fizinę parduotuvę, radau, kad likus buvo viena ir labai faina, jis galvau pats tas, ten paklausiu, ar turiu daugiau, sako, ne, tai gal internete, tai iškart nuvarius ten ėjau pavalgyti ir iškart nusipirkau dar vieną. Kad turėtų jos 2, tai man tokia labai miela irgi, nes jis turi tokių mažų žaisliukų, visokių pakabukų, visokių apyrankių, tai galės susidėti. Dar ką nupirkau, tai va tokius irgi 2 iš Flying Tiger žaisliukus, dar nežinau, kas čia viduje yra ir realiai, kai dėsiu dovanų, tai turbūt pati nežiūrėsiu, nes čia skirtingi būna, čia kaip surprise pack iš 4, arba pingvinas, arba senelis šaltis, arba besmegenis, arba tas elniukas, tai jom labai patinka tokie žaisliukai. Šiaip realiai turėjau jie daugiau internete, kai aš pirmą kartą žiūrėjau, dabar liko tik iš šitų. Tai jeigu dar atrasčiau, dar nupirkčiau, nes jos tokius, realiai mano vaikai tokius kolekcionuoja dalykus, tai tokie negaila tokių pirkti, nes jos tikrai daro savo kolekciją. Dar va tokie labai mėly irgi ant eglutės pasikabinti piliukai, tokie irgi mėly labai. Toliau nupirkau irgi tokius elniukus, ne čia stirnos, ne elniukai, irgi stirnos tokios kalėdinės.
Čia iš tokių mini dalykų. Ir dar nupirkau tokius, kur su pirštu paspaus, nežinau, mum jie labai patinka šeimoje. Tokie seneliai, besmegeniai. Tai va, realiai tiek ir ten nupirkau, atrodo, kad šita dėžė didžiulė, tai čia realiai yra 1, 2, 3, 4, 5 dienom tik tais dovanų. Iš tokių dovanų, nes aš kaip sakau, nenoriu irgi ten prikrauti milijoną dalykų, nes vis tiek jau bus ir kalėdos, ir paeilė kažką reikės padėti. Ir mano vaikams svarbiausia, kad kažkas būtų tuose dalykuose. Jiems labai patinka pats tas ryto ieškojimas, jos realiai būna netgi laimingos gavusios čiulpinuką ar ten kažkokį, nežinau, gumytę, segtuką tokį mielesnį, tai aš ir tokių dar nupirksiu, o dabar einam pasikabinkim biškį tą. Dabar pasikabinkim šitą ir dėl to dar nežinau, kur aš įkabinsiu, bet reikia bent jau išpakuoti, pažiūrėti. Popieriaus geras, aš mane bus kartoniniai, nežinau. Bet šiaip spalvos gražios, tik reikia nesuplėšyti. Šiaip man jisai, jie man per arti vienas kito atrodo. Bet dabar nėra man kur kitur užkabinti. Nu, žodžiu, dabar paliksiu taip, o dar kitų kalėdų dar aš čia galėsiu dasigalvoti, ką čia galima padaryti. Toks tikras kalėdinis, kad atrodo, kad šiandien kalėdos yra, kai būna su gimtadienį tas pakabinimas. Nežinau, dabar bandom šituos pasižiūrėti, bent jau kaip atrodys. Nežinau, kuriuos kabinti. Ir kaip jie čia kokie, va tie faili, nes jie yra iš tos medžiagos felt, nežinau, lietuviškai kaip veltinio gal. Anas mane nuvylė, šiaip gražiai atrodo, aš maniau, kad jis bus popierinis bent jau. Labai tikiuosi, kad jis man kitiem metam liks. Nu, aišku, nieks man jo nedraskys turėtų likti. Tai žiūrim dabar šituos sausainiukus. Kad mane susipainiot. Dabar jis yra visas susipainijęs. 2 hours later. Šiaip ne taip, pavyko išpainiot. Tai va toks va, kažkoks. Nu, nežinau, čia gražiai, ar čia toks mirgu margo. Gal toks margumynas truputį. Dabar taip paliksiu. Nelabai žinau, kur kitur kabinti, nes pas mus ta siena tokia yra pagrindinė siena. Kažkur ant lempų kabinta, toks irgi nežinau. Tai žodžiu, dar pažiūrėsim, nes dar sakau, dar toli tos kalėdos, tai aš dar čia susigalvosiu, kaip čia ką puošti. Dar šitas namų kampas vis dar helovyniškas, čia tokia eglutė maža. Tai dabar reiktų tuos visus jau nusirinkti, dėti jau į sandėliuką. Kitiems metams, šiaip kaip pastebėjau, atrodo, kad Helovynui taip trumpai buvom pasipuošę realiai, neilgai, o kalėdom kažkaip ilgiau, bet aišku, mes anksčiau ir puošėmės ir ilgiau laikom viską, nes vaikams norisi tos eglės ilgai, tai realiai iki sausio vidurio kažkur pas mus ta eglė būna. Tai mes tą eglutę galim čia pasidėti. Dar va turiu tokį slovikėlį, stiklainiuką, į kurį aš lemputės dėdavau seniau. Ir dabar radau, kad dar turiu tokias lemputės, tiesiog pirktas iš labai paprastos parduotuvės. Tik aš neturiu baterijų, tai reikės baterijų šiandien nusipirkti, nes reikia 2 baterijų. Tai irgi toks mielas, jaukus dalykas, kai ant radiatorius tokios lemputės šviečia vakare. Idėja, kai turi stiklainių, gali kažką įdėti tokio, nes realiai stiklainių mes daug neturim, bet tokia esu kažką pirkus sausainiam.
Tai šiandien norėjau pafilmuoti tiek, truputį parodyti savo tokią kalėdinį holą, ką aš čia vaikam planuoju, maždaug dėti tą kalendorių. Kai jau daugiau aš ten kažką dėsiu ar dar kažką turėsiu dėti, dar galėsiu parodyti. Tai tikiuosi patiko toks trumpas video, labai, nenorėjau labai daug čia kažko filmuoti. Ir ačiū, kad žiūrit. Jeigu patinka, paspauskite like, nepamirškite prenumeruoti ir laukit kitų video. Iki.